mes visi galim mirti iš gėdos, bet visi būsim kaip varnėdos. Teatriniai grobuonys, teatriniai grobuonys, giedok paukštelį iš debesų, nuskleis varnelį, kad tau neramu. Gyvenkim šiandien geriau, kažkaip baigiau. O šiandien tu viską išblaškai. Teatriniai grobuonys, teatriniai grobuonys, jos per daug iš manęs reikalauja, bet alkoholio man skalauja. Teatriniai grobuonys. Sveiki susirinkę prie YouTube'o. Jūs žiūrite laidą Realybės šou Teatriniai grobuoniai, kurios metu mūsų dalyviams teks išgyventi mūsų miesto gatvėse, naudojantis tik savo teatrinius sugebėjimus. Taigi, susipažinkime su laidos dalyviais. Sveiki, mano vardas Ingrida, pravardė Burbuliukė Saldainiukė. Laisvalaikiu mėgstu šokti, todėl nepalindęs po kėdę, nesakyk ko. Taip, sveiki, mano vardas Pijus, bet merginos vadina mane Uoga. Aš esu Veronika. Laisvalaikiu aš mėgstu vaidinti, todėl traukitės visi iš kelio, nes aš laimėsiu šitą šou. Aš Gabija. Laisvalaikiu šiaip dažniausiai tai aš užsiemu tokių, šiaip lengvų tokių picerijų, visokių ten vandalizmų, bet šiaip tai taikoj mėgstu gyventi, kad šiaip visi būtų tokiai taikoj, bet šiaip tai Laikas paaiškinti žaidimo taisyklės mūsų žaidimo dalyviams. Taisyklės yra itin paprastos ir beprotiškai geros. 1,5 metų jie negalės susisiekti savo artimaisiais, negalės net grįžti namo, nes jiems paskambinti nieko. Turės gyventi gatvėje ir išsiversti kaip sugebėdami, vien savo teatrinių sugebėjimų dėka. Argi ne šaunu? Tai ką? Štai ir pirma jūsų užduotis. Kaip žinote, Sereikiškių parke neseniai buvo iškirsta be galo didžiulis kiekis medžių. Ir kadangi dabar vyksta neužilgo kultūrinis renginys, Sereikiškių parke reikia apverktinai kaip nors rasti medžių. Ir todėl mus, tiksliau, jūs, mano draugus, pasamdė Vilniaus savivaldybę, kad jūs suvaidintumėt medžius. Skirstatės į 2 komandas – mergino ir vaikino. Ei, pala. O tai kaip, aš čia tik vienas? Gal aš galiu kurie nors iš merginų pasisakyti? Ne. Na ką, pradedam? Na, pažiūrėkim, kaip ruošiasi mūsų laidos merginos. gėlė nėra medis. Pagal Feng Shui medis ir tas pasauga į viršų, supranti, kad pagal čia energiją. Nu, bet ką žinau, aš tikėjausi iš tokio renginio, ta prasme, iš viso šito projekto, kad bus tokie profesionalesni žmonės, bet čia pasirodė vis tokie, tokie lievi, ta prasme, nežinau, ne mano lygio. Arba žiūrėk, jinai bus medis, o ta bus viena šaka, kita bus lapas, supranti? Tai krūmas, ne. Ne, medis, jeigu nebūna medis, O negali gėlėm tu tada būsi Taip visai draugiškai jos ten kažką irgi, žinai, galvoja ir mes sutarėm visai mūsų nuomonės ir aš manau, kad mes tai realiai labai gerai pavarysim. Aš tai šiaip pat galvoju, kad Ingrida tai reikėtų išmest, nes jinai nesupranta pagrindinių idėjų, nes mes su Veronika stengiamės ir visą galą matė, kad kažką ten daro, tai Ingrida tai tokia intrigantė, visą galą tik kelia kažkokias nesąmonės. Nu ką, žinau, tai Ingrida jinai tokia kažkokia burbuliukas, negaliu. Matai medį, ne? Tai jis medis ir tipo išauga dar. Tai interpretuok čia kaip mūsų draugystę, kaip tvirtą, tokį glaudų ryšį. O tas čiūvas tai, pavyzdžiui, tik vienas. Aš tai nesuprantu, tipo, vienas čiūvas, tai planas 3. Na, man tai čia viskas per daugys. Na, kaip tuo tarpu sekasi vaikinų komandai, tai vieno žmogaus armijai.
Tai va, mane čia paliko vieną dabar, šakės. 3 mergos ten išėjo, neleido nei vienos pasiimti. Kas čia iš viso per žaidimas, kas per taisyklės? Nesuprantu visiškai. Šakės. Šakės. Nieko nesugalvoju. Visiškai nieks galva net. Čia aš vienas tikrai neišsiversiu. Kažką tikrai sugalvosiu. Pamatysiu. Buvo sumąstytas planas ir laganas rasti gatvėje jam tinkamus vaikinus, pričiupti juos, bei užverbuoti į savo teatrinį aremą. Va, žiūrėk, kokį seksą radau. Šakė, sakė, padės man. Eik tu savo. Žiūrėk, čia supranti, kad visas tas reikalas. Mes varom į Sereikas dabar. Ten reikės nesunku, ten kažkokius medžius pavadinti ar kažką panašaus, žinai. Ten tos panos skaičių vis tiek susimaus galų gale, nes jos tūpos. Supranti. Svarbiausia, žinai, kad gražios neblogas tokios. Nu, būtent. Taip, tai mes nuvarysim tas Sereikas. Aš nežinau šiaip iš tiesų. Aš tai linkęs dar vieną čiuvaką priparint kokį, ten, žinai, kol nežino tas organizatorius. Jo, kokį, valkatą būtų geriausia šiaip iš tikrųjų. Bomžą. Bet, nežinau, gal būtų gerai, kad koks truputį bent jau inteligentas būtų, žinai. Šiek tiek menininkas. Jo.